dieną tavo gyvenimas baigsis, ne metaforiškai, ne simboliškai, realiai. Bus paskutinis rytas, paskutinis sprendimas ir jo jau nebebus galima pakeisti. Ir tada nebus svarbu, kiek kartų skubėjai, kiek kartų bandai suspėti viską, kiek kartų sakei vėliau. Bus svarbu tik viena, ar gyvenai sąmoningai, ar gyvenai atsitiktinai. Chaosas yra tylus vagis, jis nevagia dramatiškai, jis vagia minutėmis, valandomis, metais. Ne audra, ne griūtis, o lėtas išsisklaidimas. Ir blogiausia, jis atrodo normalus. Tu gali būti užimtas visą gyvenimą, bet užimtumas nėra kryptis. Tu gali dirbti be sustojimo, bet darbas nėra sistema. Tu gali norėti labai stipriai, bet noras be struktūros sudega. Ir tada ateina momentas, kai supranti, ne per mažai stengiaisi, tu neturėjai navigacijos. Tavo laikas ribotas, tavo energija ribota, tavo nervų sistema ribota. Kiekviena diena investicija, kiekviena valanda sprendimas, kiekvienas sprendimas kryptis. Jei pats nesuprojektuoji dienos, tai padaro aplinka. Sistema nėra griežtumas, sistema yra pagarba laikui, sistema yra pagarba energijai, sistema yra pagarba gyvenimui. Jei ši savaitė būtų paskutinė, ar jo gyventum taip pat? Jei šie metai būtų paskutiniai, ar paskirstytum laiką taip pat? Jei ši diena būtų paskutinė, ar jie atrodytų taip pat? Tai ne drama, tai filtras. Sistema nesuvaržo, jį apsaugo nuo to, kad gyventum netyčia. Chaosas yra lengvas, sistema reikalauja sprendimo, bet sprendimas vienkartinis. Ir po jo prasideda ramybė, ne todėl, kad paprasta, o todėl, kad struktūruota. Viena diena bus paskutinė ir tada svarbu bus tik viena, ar tavo dienos turėjo kryptį. Dabar arba niekada. Sistema prasideda dabar, ne tada, kai patogiau, ne tada, kai būsi pasiruošęs dabar, nes atidėta diena yra neatgaunamas puslapis.